Na, šiandien išeiginė tokia diena ir aš turėjau tokį apvalų, ne apvalų, tokį pusapvalį rėmelį ir nutariau nutapyti pelėdą. Ir toks, netgi kaip ir sutapimas, šiandien vyko tokie mokymai man iš darbo ir tokie psichologiniai ten visokie. Ir galvoju, pats tas pelėda prie mokymų, klausiausi, tapiau. Tai va. Tokia protinguolė, tokia gražuolė. Na va, o dėl mokymų galiu tiek pasakyti, kad, tiesiog aš esu nustebinta savim. Nežinau, ar jums kam nors taip yra buvę, kad aš atėjau dirbti tokį dabar darbą. Tiesiog visiškai tai nesusiję su mano nei profesija, nei nieko. Bet aš klausausi ir aš žinau, kad aš viską šitą darau. Man tiesiog nereikėjo jokių tų mokymų, kur ten gal žmonės mokosi daug metų. Aišku, jie tenais gal ir tas atsakingesnės pareigos ar kažkas tai. Bet galvoju, kažkas tokio duota, kad tu tiesiog gali dirbti ir tu darai ir tu tai taikai savo darbę netgi. Jokių nepraėjęs mokymų, tu supranti, kas vyksta, kaip šitam darbe šitie dalykai vyksta. Na, tai toks, sakau, įdomus dalykas. O čia aš kodėl pasirinkau dar šitą kartoniuką ir pasirinkau būtent tą pusę, kuri yra tokia grublėta, nes ta pelėda, jinai yra tokia grublėta. Matot. Ir aš pagalvojau, kad ant šitos faktūros labai kaip tik ir gausis visa tai matysis. Va. Čia toksai sparnelis bus jos, nes jinai visa tokia rudai pilka. Kažkur daugiau, kažkur mažiau. Pabandysim išlaikyti tą spalvinį tokį balansą. Pasirinkau tokį šepetėlį vėduoklę ir jau buvau pasidarius šiek tiek foną. Kągi. Na, tai ir tokie pamąstymai. Ir galvoju, taip įdomu, kaip irgi likimas kažkaip atveda į kažkokią tokią darbo vietą, kur tiesiog net negalvoji, kad kada nors gyvenime dirbsi tokį darbą ir taip toliau. Tai va, tokie įdomus pastebėjimai gyvenime vyksta.
Nežinau, ar panaši ta mano pelėdžiukė. Gal ir panašėja kažkuom tai į pelėdą. Na kągi, mano dar gyvūnų kolekcija va pasipildys. Tai labai man jos visai patinka tapyti. Gerai, neblogai gaunasi. Na, kai pabaigsiu, tai tikiuosi irgi pasidalinsiu, parodysiu. Pabaigiau savo pelėdžiuką. Dar aišku, vis pribėgusi, vis pataisau, vis kažką tai akytės, tai ausytės. Nu, kaip visada čionais vis dar murzinėjasi ir, nu, bet jau toksai va išryškėjo, trumpas, paprastas darbelis. Papildė mano gyvūnų kolekciją, nes aš labai mėgstu savo gaidelį, laputę, tą žirgą. Nu, tiesiog su jais man būtų gaila skirtis. Nu va, ir dar dabar papildė tokią pelėdžiukę. Na, šiaip su tais paukšteliais, tai ir lauke tokia žema, jiems sunki ir aš visą laiką juos maitinu, tiesiog nebeišgalvoju, kaip padėti. Pirmiausia, atsikėlus bėgu pamaitinti paukštelius, nes jiems labai sunkus metas, o po to tik tai, nu, pati pusryčiauti. Na, bet dar noriu pasidalinti savo gėlių vaizdeliais, kažkokios jos labai yra po žiemos kaip ir nuvargusios, nežinau, visokių dėmelių atsiradę, visko, na, džiugina tik tai dabar vėlgi nusipirkau tokį hiacintą, nežinau kokia čia bus spalva. Mačiau, kad buvo tamsus, bet čia turbūt bus šviesus pagal viską. Tai lauksiu pražystant. Jisai čia va pas mane įsikūrė vietoj tokių jau, nu tikrai, kurios tiesiog neišgyveno tokios vyrančios gėlytės. Na ir aišku, narciziukai, mylimieji, gražieji, kurie primena pavasarį. Patys gražiausi. Ir pelėdžiukė. Sako jums visiems ate. Не испортить хоть чуть-чуть как-то. Как у Тарковского называется это слово? В прошлом видео я уже спрашивала, писали, и это не кикай, это не кинцу. Kadangi žiemos laikotarpiu neturiu tiesiog ką parodyti gražaus iš gamtos, man Lietuvoj, nu, po Ispanijos, tiesiog aš nematau nieko gražaus, tai čia mano turbūt yra, aišku, problema. Galima rasti tą grožį visur, bet mane tas šaltis toks paralyžiuoja, aš nieko nematau, negaliu nieko gražaus, jokių fotografijų padaryti. Na, tai truputį tokie video iš mano namų. Tai mano tie gyvūnėliai nutapyti, su kuriais aš negaliu niekaip atsiskirti. Ir čia yra mano tokia paveikslų siena, su šitais paveikslais, su kuriais man yra
kai kuriais tai tiesiog sunkiausia išsiskirti. Čia va paskutinis, vienas prieš paskutinių mano darbų. Kadangi čia yra mano toj pusiai krosnis, tai jiems yra labai čia šilta ir aš turiu juos, kai kūrenu tą krosnelę, nukabinti, kad jie nesusigadintų. Na va, ir čia tie mano mylimieji paveikslai, kai kurie, aišku, čia parsiduoda, bet yra tokių, kurie visada, tikiuosi, liks su manim. Na kągi, ir dar prie šitų gražuolių tai prisijungs mano pelėda. Šviesuliukai. Tik tai mudvi, o tų šviesulių nesimato. Bet aš kažkaip nerodau, nesuprantu, kas čia. Va čia šiuolaikinis menas. Senis šaltis dar. Važiuoja. Karieta. Nebrangiai. 5 ratus per Tačiau vieną dieną vyriausias mano brolis paklausė, kur gyvena jos pačios Eglės tėvai. Tai sudaužė jai širdį ir ji nutarė trūks plyš nusigabenti mus į žemę. Mainais už tai tėvas mums pasakė stebuklingus žodžius, kad sugrįžę galėtume jį prisišaukti į krantą. Deja, 12 mamos brolių primušė mus, kad išpeštų iš mūsų tą slaptažodį. Mano kaltė, kad saulei nusileidus, jie pasikvietė jį į krantą ir ten pat nužudė. Čia daugiausia girdi švieselių. Instaliacija geriau. Reikia to. Nu, va, tokia mugė. Tokių skanumynų. Kalbos. Va, čia tai skanumynas. Čia man skanumynas. O, drakonai. Neperkėp skanė. Aš jam atsiklaupiu. Nu va, priėjom, keptos stintos ir kaip jums patinka, kepti ledai, skanaus. Nu ką, bandom keliauti.
čia vietoj keptų ledų. Pusdanytė. Padažiuko. Nu, va, atėjom arčiau meridiano, va čia toksai grožis. Klaipėdiečiai išsiilgę švenčių. Išsiilgę kažko gražaus, išeiti pasivaikščioti. Šaltis nukrito ir pilna Klaipėda žmonių. Na, va, o mes viską apėjom ir dabar ruošiamės eiti kažkur pasišildyti. Na, o kaip visada, pabaigoj kažkokia turi būti vyšnaitė ant torto. Taigi mano paskutiniai čia vintažiniai tokie radiniai, jie yra sovietų laikų, 20 amžiaus Rygos indai. Tai va, toks nuostabus kavinukas, labai gražiom, mažom gėlytėm. Tai čia tai tikrai Rygos yra. Šita cukrinukė irgi yra Rygos, tik nežinau, ar jos dangtelis ir ploviau man neatsiplovė. Kažkokį turi defektuką. O šitas didelis, ar kavinukas, ar arbatinukas, kavinukas greičiausia, labai pas jį graži yra gražus dangtelis, viskas sveika, jisai toks labai didelis. Tikrai telpa daug vandens, nežinau, ar dabar kas nors dar taip patiekia tą kavą, ar šiaip jį galima panaudoti kaip vazą, kaip aš tai gėlės laistų iš tokio labai panašaus. Ir tokie va maži indukai, čia galima, nu, kažkokį ar druskytę pipiriukui, ar čia taip kažkam tai kokį įberti. Labai tie piešinukai tokie yra švelnus, tokie nėra ten kažkokie jau ypatingi. Nu, bet va, toks va grožis. Man pasitaikė ir eis, aišku, pardavimui. Dar aš radau 2 dangtelius, kurie paliksiu. Kartais labai va reikia ir kartais galima pritaikyti. Tai aišku nėra lengva, tai yra labai sudėtinga, bet paliksiu. Na va, tai tokios mano paskutinios naujienos vintaže. Labai kukliai, labai paprastai. Nu, bet va, tokie radiniai.